Žmonės, prašau, nepraeikit, padėkit žmogui nelaimiai. Nu, nepalikit va taip nelaimiai žmogaus. Gi žmonės, nu, ateikit, prašau, suprantat, man prieš savaitę namai sudegė. Ir viską, ką buvau sukaupus, sudegė. Ir televizorius sudegė. Nieko nebežinau, kas pasaulyje vyksta. Kas ten vyksta, jūs man pasakykit. Nu, kaip ten tie nemylimi gyvena, ar vis dar nemylimi? Gal jūs nemylimi serialą žiūrit, man televizorius sudegė kartu su visų namu. Apie serialą? Taip. O kada sudegė, ponė? Nu, prieš savaitę sudegė. Net nežinot, kas vakar buvo? Ne. Vakar labai gera serija, labai įdomi buvo. Žinot, Zylė ten. Taip. Tai vakar išaiškėjo pagaliau, kad Zylė iš tikrųjų yra gėjus, ne? Taip. O ta blondinė, kur ten, nu, ne su juo, bet su tuo kitu, jinai ne blondinė. Jinai tik tai apsimetinė, jinai dedasi peruką, jinai iš tikrųjų yra ne blondinė. Taip, o tas, kur apsimetinė, kad invalidas, kur sėdi invalidas, jis ne invalidas. Jisai vakarais atsistojo iš to vežimėlio ir vakar rodė, kaip jis iš vežimėlio atsistojo ir nuėjo pats. O dar šitą vyrėjų kovą, žiūriu. Įdomu. Vakar rodė, kad tas rumšas, kur veda, tas jaunesnysis, ja, pats bandė gaminti su peiliu ir perspėjo venas, išvežė komoj. Taip. Lakšiukas, nežinojau, ačiū jums. O dar serialas, jeigu žiūrėjau, Bėgliai. Bėgliai. Tai Bėgliuose, žinokit, viskas pasikeitė, vėl bandys pabėgti, net pas jie šlaunės yra žemėlapis pasirodo. Bet jie ateis prie kanalizacinio liuko ir bus viskas užviryta ir uždaryta ir niekur jie nepabėgs. Taip ir su jums vėl. O per žinias rodė, kad Lietuvoje ekonominė krizė. Aha, ačiū. Ačiū. Tikrai aš rytoj, žinokit, žmonės būsiu vėl čia pat tuo pat metu. Jūs man ateikit, papasakokit, kaip ten toliau viskas klostosi. Ačiū.